Čilė yra ilgiausia ir siauriausia pasaulio valstybė. Pasislėpusią už Andų kalnų, ispanai šią teritoriją okupavo paskutinę iš visų Amerikos šalių. Iki tol Čilės teritorijos šiaurinės sritis priklausė senovės Peru inkų civilizacijai. Šiaurinę Čilės dalį užima sausiausia pasaulyje visiškai negyva Atakamos dykuma. Šią teritoriją iš visų pusių supa kalnai ir beveik niekada nelyja. Vienintelis drėgmės šaltinis yra rūkas. Tačiau kiek aukščiau Atakamos dykumos tęsiasi atogražų klimatas. Čia jau yra gyvybės, daugybė paukščių rūšių, tarp jų ir Andų flamingai. Apskritai, dėl pailgos Čilės formos čia yra daug skirtingų klimato zonų. Centrinėje šalies dalyje klimatas panašus į Viduržemio jūros klimatą. Jis puikiausiai tinka auginti vynuoges ir kitus vaisius. Todėl ir daugiausiai žmonių gyvena Vidurio Čilėje, aplink sostinę Santiagą ir svarbiausią uostą Valparaisą. Pietinėje šalies pusėje žvarbu ir vėjuota, tebeveikia daug ugnikalnių, slėniuose susigrūdę ledynai.